Tour de France Around the Prūdas prasidės va tenais neužilgo už kelių sekundžių, o šiandienas pabūsiu sporto žurnalistas ir lydėsiu jūs visoje kelionėje. Tam, kad pradėti lenktynės, reikia eiti įsirinkti dviračius, taigi einam žiūrėsim, kur mūsų dviračiai, reikia įsimatuoti, įsižiūrėti, kas kaip susibalansuoti ir pradėti važiuoti. Štai va, dviračiai lenktynėm paruošti. Sustatyti. Tour de France Around the Prūdas prasideda, važiuojam. Tik pradėjus kelionę važiuoti, iš karto neapsieita be incidentų. Pirminį šviesų rytojų. Lala. Kojikoliai biškė apibalnoti šiek tiek po avarijos, bet nieko tokio. Jau jaučiu, kad sportininkai lekia. 1, 2, 3. Važiuojam, nėra kada. Davai, minam. Štai va, pristatau aš jums lenktynių organizatorių Paulių Korbuchą. Stiprus dviratininkas, labai stiprus yra. Jūs net nepatikėsite, jisai prieš kokią 14-15 metų atgal žvelgia pačiam Luciferiui į akis, nusinešdamas motociklą. Ir kas galėjo pagalvoti, kad jis taip net nemirktelėjus jau pist ir važiuoja dviračiu. Nu pasaja legenda, ne žmogus, o legenda. Taigi va štai mūsų ir antrasis lenktynių dalyvis Vytautas. Jisai gyvenime matęs ne vieną ir ne 2 dviračius. Nukritus lenciūgui tikrai žinotų, kam paskambinti ir jam tikrai padėtų. Bet šiaip jisai labai stengiasi, pedalais šinkoja, prakaitą lieja, žodžiu, žiūrėsim, kaip tenai. Net ant veido, jeigu įžiūrit. Nu, matosi kažkas. Gerai, palinkėsim tau sėkmės ir iki greito. Atvažiuoja 3 karžygiai. Palaukit. Tuoj būsim, juokitės iš manęs zarazos, ne? Labą dieną! Tarkit žodį. Короче, нормально мешлина просуко per Mešlyną. Žiūrėk, Vitiūrio kai tankas praėjo, kaip BTR-as 2 ratų. Su vieną koją, biškį. Šitas jau matas, jau profesionalas. Jūs tai taip nepaeis, jau čia paėjo. Nu, vyrai šaunuoliai, o aš tikėjau, kad griausit. Už beveik kelių sekundžių beveik jaunieji sportininkai turėtų išlysti ant šito posūkio. Šeita matosi pirmauja Paulius jau įsiminęs, suka pedalais. Iš paskos važiuoja, man atrodo, Justas. Atvaro Justas, varo, mira. Ir Vytautas. Genai, čia viskas atrodo, oras žiauriai, mums pasisekė šitose lenktynėse. Nu, broliai, tokį trumpą interviu. Dabar šitas visos varžybos mūsų Tour de France Around the Prūdas yra sunkesnės. Ar yra Paryžius Vilkaviškis Dakaras, jūsų nuomonė? Jos apylygiai eina iš tikrųjų dar, bet nepasiekėm finišo. Kai pasieksim finišą, mes galėsime apibendrinti viską plačiau sėdėdami jau kokiam pabe. Bet startas tai tikrai lygiai gretus, sakyčiau, yra. Nes kaip matot, jau iš avalynės nieko nebeliko. Tuo reikės į pitstopą sukti, persirengti viską. Iš avalynės nieko neliko. Nervina mane, jūs nesišypso. Varom. Jis kaip šypsosi, tada jisai būna į saulutę panašus.
Ant savęs. Į snukį gavau. Va, koksai gražus šūdo gabaliukas viciokai ant nosies kaba. Važiavo per medį ir nepravažiavo. Na, dviratininkai privairavo va tokį va kritusį medį vieną. Ten toliau buvo kitas kritęs medis, purvynas. Koksai, tai gerai, kaip žmonės, ta prasme, čia vaikšto su botais aplinkui, va kaip ten ateinantis iš priekio. O čia, kadangi botų neturim, tai va tiesiog taip ir maknuojam. Kaip tau, jūs tai einasi? Gali, lenk mane eik ant lenkimo. Lenk mane. Labai lengva pasakyti. Kas čia tokio? Čia tik tai purvo šiek tiek. Ne, davai, vičiokas. Varyk. Opa! O. Sudėtinga šiek tiek, ne? Šiek tiek sunkiau. Aš gal... Viskas vyrai, čia gerai. O, atvaro Pavlyto. Įsibėgėjęs, paėmęs gerą razgoną. Mina. Nepasiduok. Varyk. Į mane tik neįvaryk. Au! Pas mane atvarė. Kas prašė jūsų čia įklimt, ką? Aš nežinau, čia tam dviračiui tas purvas labai sveika. Tokiais vat gabalais nežinau, bet kaip sako ta angliška patarlė, if it's rental, don't be gentle. Tai kaip ir... Pauliau, dar neverta, žinok, skandintis. Dar palauk biškį, dar šiek tiek. Dar. Mums liko tik tai kokie 7 kilometrai ir viskas. Kaip uždaužė ką? Kas, tėviškės kvapas uždaužė nosį? Na, kaip? Tas karvašudis turbūt riečia šiek tiek nosiuką. Taigi, čia turime atkarpą, kur mūsų lenktynininkai išvystys maksimalų įmanomą greitį šitoje visoje trasoje. Prasvims kaip bitės. Va, pirmas Justas. Martynas atsineša. Mama, nerodysiu, kaip moku per rankų važiuot. Kokie greituoliai. Bum, teša, ai. Štai Justas gražuolis, kaip puikiai atrodo, pasižiūrė. Kiek nušiko muselės į stipriai. Stumti dviratį į pakalnę iš tikrųjų visai nieko gero, jeigu taip atvirai. Aven radau draugų. Oho, kiek šiandien aven pieveliai. Čia reiškia pasisveikino, labą dieną. Gerai, chebrytė, davai, iki sekančio. Dar vienas mūsų pit stopas. Medis ten buvo, ne? Su nuostabiu vaizdeliu į pievelę tokią. Afigienai. Kestas. Paulius prirėda pom, biški. Opa. Pavyko, Subratka nepavyko. Maladėt. Turi būti akiniai dideli, kad matyčiau šūrą iš toli. Štai Justas su šiek tiek išdirbtom kelniam, apdirbtas šiek tiek ir dviratis jo kažkoksai. Nežinau, Ar čia murzina, pažiūrėk, ar čia murzina. Tu čia irgi turi kažkaip. Ar čia molis? Ar čia molis? Na, ar čia molis? Ar čia molis? Ne, čia nepanašu į molį. Čia daugiau į šūdą kokį. Tai jau. Taigi va čia yra Justas, mūsų ketvirtasis komandos narys. O aš šitų lenktynių visoje eigoje pastebėjau, kad mūsų dviračiam labai stipriai trūksta purvasargių. Nes be jų tai va, snukutis pas mane, pas mano kolegų veideliai irgi labai visur ištaškyti purvu.
likus iki finišo kažkur tai mylėje pusantros. Vat Chebrytė nusprendė apsivalyti šiek tiek. Apsivalyti dviračius. Mišrainė, gerai, čionai. Šitą mišrainę kažką. Taigi finišo praktiškai tiesioji ir neužilgo spręsis šitų visų lenktynių nugalėtojas. Nu ką, pasiekėm finalinį tašką, va, kur išsinuomavom dviračius. Atrodom va tai va. Pusę ežeros sam pasiėmėm. Pusę visko pasiėmėm su savim. Nu va, taip kojos maždaug atrodo po viso to. Planas yra toksai, susirast kažkur tai kažką tai pavalgyti. 1, 2, 3, važiuojam. Taigi, čia ir dabar mūsų užbaigiamasis akordas šitų visų lenktynių. Nugalėtojas buvo nuspręstas, kad tai nugalėjo draugystė. Ir šitą gražią labai lenktynių progą mes išgersime alaus bokalą tiek už jūs ir tiek už mus. Ačiū, kad buvot kartu su mumis.